Sveiki, nu tai oro žiūri iš vis neatspėjai. Šiandien iš pat ryto jau saulė šviet puikiausiai, nenusimatė jaučiu šiandien jokio lietaus. Ką mes galim dabar pasidaryti, ką jau vakar nebepaslinkau. Pabandom ištiesinti mes tą koją, bet reikėtų atkabinti tą kinietį ir užsikabinti New Hollandą. Ir tada tik galėsim pabandyti atitempti tą koją su teleskopiniu krautuvu. Kitaip čia niek nebus mums su to kiniečiu, nutemsą nuo šonai, sulaužysim vis priciepą. Buvo šlap sėdien, nenorėjau atsisėsti. Tai variau stačiom. Gerai, reikia tada pasitraukti teleskopinį. Ir tada užsikabinsim New Hollandą prie tos priekabos. Nu va, tuoj pabandysim su trosu atitempti. Biškai reikėtų pagal mane. Lengviai čia lankstos. Tieka. Sutvarkom orą. Aš vis trumpinu čia tą šlangelę, paskui, kad per daug nenusitrumpinam. Gerai, užsisuka viskas, liuks. Tas kamutiks kaip ir nereikalingas jau čia. Kai prisipumpuosi tos balionus orą, o jau baig prisipumpuoti, jau pradės kelti važiuoti. Sikėlė jau šitai. Viskas. Važiuoklė ir jau pakelta. O kai pasikėlė važiuoklė, užkart parodė, kad yra padanga ir tušti. Gerai, pripūsim orą. Tikėkimės nebus kiaura. Holandą paruošiau. Dabar einu užsikabinu prie fenda priekabą. Užsikabinu priekabai, maunam du rulonų krautis. Tai liekam parsivežtus zefiriukų. Pažiūrėsim, ar nebus paukščiai subadę, nes jau pastovėjai kokias, kiek čia, 3 dienas. Man iš tikrųjų va taip nelabai patinka, kai kažkas ten priekaba įkraulytis rulonus. Man geriausiai yra šitaip esi pratęs, kad viens pats darbuojas, pasitempta priekab, susikrauni. Bet kai daugiau tų rulonų, nieko nepadarysi. Ten prisitaikyti. Vieną uždedam ir viskas. Daugiau čia negalim krauti tą priekabą. Iš kitos pusės tada baigsim tą krauti ir ant viršaus kelis rulonus užmėsim ir užteks. Mes jau kelyje. Vasara tokia nešilta, o buvo pranešta.
nešia, bus labai karšta tą vasarą. Nu, aišku, gal da užeistų karščių, bet kai čia būtų jau visą laiką labai karšta, šitai turi būti su megztiniu iš pat ryto, dar ir su 5 megztiniais turi vaikščioti. Vis tikrai ir vėsiai. Reik pasitraukti iš čia visas tas priekabas, nes reik didinti aikštelę. Pilnėti rulonai, vis traukiasi jau ant čia su teleskopiniu, paskui čia galima atsitrenkti, sulaužyti viską. Įžą parsivaryti reikia kiemą atgal. Manam reikia korbiką išvalyti, dėl to jums labai sunkiai man kuras. Užgesinims. Dvi priekabas iškrautas. Į veiklos. Dvi priekabas užkart taip staigiai iškrautas. Čia ne viena priekaba. Nori dar ko greičiau, tai turi suktis. Nepamirštam priciepą pasikėlti. Reiks varyt, pirkit atminties kortelę, nebeįmanoma jau filmuoti. Išsijunginėjai kamerą lauk.
priekabą ir aš pasikrovau, tempiu namo, tai per abudu 30 keli rulonai gaunas. Nu, man, porą siekiau, 60 rulonų nebėjo. O taip užkart ir nurenki dirbo, jeigu viens pats varai, tai ilgai išeina. Jau mažai tie rulonai iš tos dirbos. Dabar aš ten pastatys priekabai, taip man susirinksiu. O tėvukui užkrausiu čia kur nors. Jeigu užkrauti tėvukui priekabą, dadu rulonus įmetam, į gerą bus. Galės magnamiai. Parent lietaus. Galėtų geriau neleit, nes nesmagu vežti per lietų iš tikrųjų rulonus. Dešminai, nieko. Gal praeis čia šuonas. Užtenktų rulonų, geriau neperkrauti. Žinau, kad ant snorka daugiau aš pakraučiau tą priekabą, bet negau. Parvariau tik tai su priekabom, o kai pradėjo lyt smarkiai, tai bėgau krautuvų uždaryt langą, galvoju užsikrausiu vėliau, nes reikėjo eit paėsti. Bet kai jau atėjau iki krautuvų, tai iš vis pasileid lietus, tai šokau greit į vidų, nu įteko išsikrauti vis rulonus. Tai dabar bėgu valgyti, nes jau sakė, ko reisi, ko nepareinintų, tai reikia eiti, nes paskui bus diž. Gerai, varau. Nu prilėjo čia šiandien pas mūsų, oho. Taip netikėtai, kai užėjo toks debesis, kaip dėjo. Tai dabar palaukiau porą valandų, bandom startuoti su vežimu toliau. O su presainiu jau šiandien tik pasvajuoti. Tai pamačiau, kad priekabą įklipti akinis, einam pažiūrėti. Biš pavažiuok. Nežinau, gal taip čia turbūt. Nesusidūrė su tokiam priekabom. Neįsivaizduoju, gal tą vidurinį ašį sana vairuojama ir čia. Apskirtam. Nespėjom išvažiuoti, vėl lietus pareina. Nesąmonė. Nežinau, kaip pas jų situacija, bet pas mumis jau tikrai užtenka. Nebus visą vasarą tokia, kai reikės kurt grūdus, o tai bus, kai reiks varus gaudyti. Reikia parsivežti jau paskutinę priekabą. Tai bus nepilna, man atrodo, kokį 10 rulonų pirkam. Nu va, ir išėjo praktiškai visą dieną. Aišku, kad taip intensyviai vežtum, tai labai greit suvežtum. Bet žinot, pasakysiu bairį, atsakiau, kad ir 10 rulonų likę. Aš tikrai neskaičiau. Čia 3, ten 3 ir 4. 10 rulonų. Eikti savo. O gerai, dėjau iš akės. Tai va, tu jau pats sukrausim paskutinius rulonus. Ir šiandien daugiau manų nebebus. Vantais vaidus tos rulon šitai, kur aš naktį knisau su to presu, kur privarė pilną man rinktuvą tinklą. Tinklas nepataikė presajam kamerą, o pateko į tą rinktuvą. Ir taip gavus, kai išleidė tą ruloną be tinklo, kaip sakant. Nemanau, kad ir nors viens idealus presas, nu visi ten maheilą geria, kad tipans labai patvarus ir tas resursas savo didelis. Galbūt, bet aš kai girdėjau, kad tas antras Fusion 2, kur yra
ar koks ten skaitus tos senesnis. Tas naujasis, tai tipo niekam tikęs. Nu, jeigu aš klystu, jūs mane pataisykit. Man gerai ir kronė, nežinau. Pasitvarka įdirbi. Užtat rulono dydį gali keist kaip nori. Ir plėvelę taupo, o ko daugiau reikia. Plėvelė tai ir, kaip sakant, didelį pinigą. Kas iš to, jeigu tau ten tas presas laikys, niekada taip olė neges. Bet rulonus vis tiek tu nepadarysi didelis labai. Na va, rulonai sukrauti. Reikės žiūrėti, iš tikrųjų užsakyti GCB krautuvai filtrus, pakeisti varikliui tepalą ir orinius filtrus pakeisti. Nes aš tą tepalą jau keičiau tik tais pernai metais tokiu laiku maždaug, tai reikėtų vėl dabar pakeisti. Šiandien darbai baigti, iki